atsparūs nori būti visi, bet manyčiau, kad pirminė ta problema yra, kad žmonės, kai aš vedu seminarą arba paskaitą, kai užduodu klausimą, sakau, pakelkit ranką, kurie manot, kad esat atsparūs. Ir būna ten 3, 5, kartais 7, jau čia 15 iš 100. Tai čia būna jau labai fainai, kad tiek, kurie mano, kad jie yra atsparūs. Tada aš užduodu kitą klausimą. Sakau, o tai jeigu tau šiandien yra 40, 50, gal 60 metų, ir tu atėjai į tą seminarą ne šiaip sau, nes tu nori, vis tiek, tu kažkokių tai receptų turi ar tikslų, kažko, kaip atsparesnių būti. Tai kas iki šios akimirkos, iki šios dienos su tavo visais sunkumais, kuriuos tu patyrei gyvenime, darbe, šeimoje, ten su kolegom ir visur kitur susitvarkė? Kas kitas, jeigu ne tu? Ir tada, tikrai aš. Tai reiškia, kad mes visi susitvarkom, bet kažkodėl save nusivertinam, kad mums to atsparumo kaip ir trūksta. Ir atrodytų, aš ugdysiu savo dabar atsparumą, tai kaip tu ugdysi? Ir galima sakyti, priimsiu sprendimą, dabar grūdinsiuos. Eisiu po šaltų dušų arba tenais šoksiu į ežerą bet kuriuo metų laiku ir ten ir ugdysiu savo tą atsparumą. Iš tikrųjų, fizinis atsparumas labai daug įtakos turi psichologiniam atsparumui ir emociniam, nes jeigu tu fiziškai gali pakelti mažai miego, ilgai būti nevalgius, eiti daug kilometrų nežinant, kada baigsis, tai tu jau turi pranašumą, nes tu gali pastebėti, kaip tavo smegenys įveikia sunkumus. Taip, įveikia sunkumus. Reiškia, treniruoja ir tos kitus sunkumus įveikti. Taip, atrodo, kad tų autoritetų stoka, tai yra šiai dienai tas toks, lyderystės reiškinys yra, kad žmonės labai tikisi iš tų pareigybių labai daug, bet ir jiem neatleidžia to labai žmogiškumo ir klaidų, bet iš kitos pusės patys neina ir nedaro to žingsnio, kad užimti ten kažkokias pareigas ir padaryti tą poveikį. Tai kas vyksta žmogaus viduje, jeigu jis įtiki tuo, kad kažkas tai privalo, o mano tie 3D, apie kuriuos jūs taip taikliai rašote, jie tada tarsi yra nuvertinami. Užmutinami. Taip, nutildomi. taip. Tai iš tikrųjų, kai tu jau esi suaugęs žmogus amžiumi ir jeigu tau pasisekė ir tu buvai tokioje aplinkoje, perskaitai ten kažkokias knygas arba pasižiūrėjai kažkokių gerų pavyzdžių ir supratai, kad nuo tavęs iš tikrųjų priklauso labai daug. Nesakau, kad viskas, bet tikrai labai labai daug ir kad tu pats gali pakeisti savo požiūrį, savo elgesį, savo emocijas. Tu pats tikrai turi galios tą daryti, jeigu tu tikrai darysi. Tai tada nebekyla toks pasipiktinimas nei valdžios atstovais, nei ir ateina supratimas, kad aš pats vis tiek turiu labai didelį indėlį padaryti, kad mano ta savijauta būtų ne kaip vergo, kuris nuo šeimininko priklauso. Tai 3D, tai mano knygoje yra toksai skyrius, kur aš jį užvadinau daryk darbą dabar. Nes jeigu turi gyvenime kažkokį tai dabar planą, projektą, kuriam reikia 100%. Tikrai nereikia viskam, ką mes darom 100% ir čia neina kalba nei apie tobulumo siekimą, nei apie perfekcionizmą. Tai aš sakau, kad tau reikia padaryti tam tikrų veiksmų. Nesvarbu, ar susirasti informacijai, ar, išplauti puodą, ar dar kažką tai padaryti, tai jį reikia vis tiek padaryti. Ir jeigu tu gali dienoje skirti 15 arba 2 valandas, 15 minučių arba 2 valandas ir padaryti
tam darbui, kurį tu atidėlioji, arba kuris yra kažkada tai sąraše ten 58, bet iš tikrųjų jį padarius labai pasikeičia gyvenimas kartais. Tai reikia skirti tam 3D, daryk darbą dabar, laiko ir jį daryti kažkiek, bent jau, kad tas nuoseklumas būtų ir jį po kažkurį tai gabalėlį vis tiek judinti. Esam netikėtoje situacijoje, bet dėkojame ir atsisveikinu. Pamojuojam. Beyond Economics and Back. Tinklalaidę rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Sveiki, mėlieji, sveiki atvykę į tinklalaidę Beyond Economics and Back, o lietuviškai už ekonomikos ribų ir atgal. Pakviečiau keliauti Rositą Kanapeckaitę. Rosita yra psichologė ir atsargos karininkė. Sveika, Rosita. Sveiki. Tai kaip tokia jauna ir jau atsargos karininkė? Kaip nutiko? Šiek tiek pasidalinkit savo likimo istoriją. Tai čia ne tai, kad nutiko, o, sakyčiau, buvo suplanuota ir kariuomeniai tarnavau 23,5 metų ir savo tarnybą pradėjau kaip teisininkė ir tas mano išsilavinimas, tas dvigubas teisės ir psichologijos, tai išėjo iš to, kad nestojau į mediciną dėl to, kad 10 metų mokytis, bet užtruko man pačiai daug ilgiau. Tai pradžioj, kaip aš ten atsidūriau iš vis toj kariuomeniai, tai magistrantūroje tyrinėjau tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimą Lietuvoje, kai buvo pasirašytos konvencijos ir sutartis, ir kadangi mano tema buvo būtent Lietuvoje įgyvendinimas, tai aš daug laiko praleidau krašto apsaugos sistemoje su specialistais, nes tuo metu dar taip prieinamų teisės aktų kaip dabar internete nebuvo, tai Reikia įlysti į sistemos vidų. Taip. Tai krašto apsaugos ministerijoje būnant, man pasiūlė personalo viršininkės pareigas centriniam poligone, Pabradėj tuo metu, tas poligonas buvo ir šiuo metu ten yra. Tai man buvo iššūkis, kad reikės į kažkokius kursus, bet kad tai bus kursai susiję su kariuomenė ir būtent tie vadų kursai, kur yra su aukštuoju išsilavinimu ir tu ten 9 mėnesius praleidi 3 mėnesius rūkloj, tai tokius pačius praeini bazinius kursus, kaip praeina mūsų dabar šaukiami kariai 9 mėnesiam ir paskui 6 mėnesiai jau to vadovavimo mokaisi karo akademijoje. Tai va toks mano kelias ten buvo. Pradžioj man atrodė, kad tai iššūkis ir iš tikrųjų buvo per tą visą tarnybą laikotarpiu, kai man tikrai buvo sudėtinga ir reikėjo pagalvoti, kad aš čia pati pasirinkimą tą padariau, nežinodama, kas į jį skaičiuota. Bet taip jau nutiko, kad 2002 metais aš pradėjau tarnybą ir 25 metų Liepą suėjo mano tas jau laikas, kada galima išeiti į atsargą. Ir pasinaudojau progą ir išėjau. Ir tada pradėjot rašyti knygą, nes dabar jau esate ir rašytoja. Tai su ta knyga, tai jinai buvo pasekmė mano disertacijos, nes aš tyrinėjau psichologinį atsparumą. Ir man jisai labai patiko, tas reiškinys. Ir taip sutapo, kad docentė Žukauskaitė Irena, kai aš rinkausi doktorantūros kažkokią kryptį, man pasiūlė būtent šitą temą ir aš tuo metu, 2018 metais, tikrai nesitikėjau, kad ta tema susilauks tiek dėmesio, dėl to, kad dabar atsparus nori būti visi, nuo vaikų iki suaugusių, nuo įmonių, organizacijų ir valstybės. Visos šalies, taip. Tai va taip man atsparumas tas atėjo, tik aišku, kai tu rašai disertaciją ir tyrinėji mokslą, kas su tuo padaryta, tai tam atsparumo tyrimui būtent psichologijos plotmėje yra apie 20-30 metų.
Bet kai tu rašai mokslinė kalba, tai jinai paprastam žmogui sunkiai taip skaitoma. Tai aš, kadangi visai nesenai ten prieš porą metų apsigyniau tą disertaciją, tai galvoju, reikia kažkaip tai ją įprasminti, kad ją galėtų tą informaciją gauti ir pagrindinė žinutė, kad tu tą atsparumą gali ugdyti pats ir čia yra tavo atsakomybė, kad įdėti ją į tokį priimtiną visiems formatą. Ir čia pasinaudojo mano, turbūt galvočiau, kad ta teisinės tos žinios, kur iš didelio kiekio informacijos reikia susisteminti, tai ta knyga taip ir gimė. Ir knyga yra tikrai populiaria kalba parašyta ir sugebėjote turbūt tikrai dalykus, kurie yra pakankamai sofistikuoti, pateikti tokia prieinama kalba, kaip viskas įskaičiuota, krepšelis. Ir tada, man atrodo, žmonėm atveriat kelią pasidomėti, tai kasgi ten įskaičiuota, nes tokius dalykus visi mėgsta. Ar ne? Krepšelis irgi atrodo, kažkas labai būtino, labai, labai priimtino. Tai nerkime į tą atsparumą, kurio turbūt, kaip sako, trokšta visi. Ir ypač turbūt iš jūsų unikalu būtų išgirsti, koksgi santykis tarp to atsparumo ir mūsų kariuomenės patirties, ką ten įmanoma išmokti ir ką kariuomenė dabar kuo gali pasidalinti, kokiom unikaliom savybėm gali pasidalinti su visa visuomenė, kad mes tikrai visi būtume atsparūs. Tai čia yra tokie keli aspektai, aš juos ir paminėsiu, kurie tiek tyrimo metu, tiek paskui paaiškėjo. Tai atsparūs nori būti visi. Bet manyčiau, kad pirminė ta problema yra, kad žmonės, kai aš vedu seminarą arba paskaitą, kai užduodu klausimą, sakau, pakelkit ranką, kurie manot, kad esat atsparūs. Ir būna ten 3, 5, kartais 7, jau čia 15 iš 100. Tai čia būna jau labai fainai, kad tiek, kurie mano, kad jie yra atsparūs. Tada aš užduodu kitą klausimą. Sakau, o tai jeigu tau šiandien yra 40, 50, gal 60 metų, ir tu atėjai į tą seminarą ne šiaip sau, nes tu nori, vis tiek, tu kažkokių tai receptų turi ar tikslų, kažko, kaip atsparesnių būti. Tai kas iki šios akimirkos, iki šios dienos su tavo visais sunkumais, kuriuos tu patyrei gyvenime, darbe, šeimoje, ten su kolegom ir visur kitur susitvarkė? Kas kitas, jeigu ne tu? Ir tada, tikrai aš. Tai reiškia, kad mes visi susitvarkom, bet kažkodėl save nusivertinam, kad mums to atsparumo kaip ir trūksta. Tai čia toksai vienas niuansas, o kas liečia karius, tai iš visuomenės ten tokio tyrimo, tai žmonės mano, kad kariai yra atsparesni negu jie. Ir aš sakau, gerai, jeigu patikrinsim ten kokį tarnaujantį 10 ar 15 metų karį, tai jisai gal bus 10 baliai sistemui 1 balu už savo bendramžį pranašesnis. Bet jeigu paimsim ką tik atėjusi į kariuomenę, užsidėjusi naują uniformą ir naujus batus, vaikinuką, kuris vakar pas mamą dar ant sofos valgė blynus, tai kaip? Jisai irgi, o visuomenėje atrodo, kad tai jie kažką ten daro, kažką ten turi tokio, dėl ko yra atsparesni. Tai geroji žinia yra, kad tarkim, kai tu ateini į bazinį kursą, per 3 mėnesius tavo atsparumas, mes matavom ir ne vienus metus, pakyla tarkim nuo 4 balų 10 baliai iki 6, kai po 10 metų jau niekas nebekyla ir ten iki tų 7-8 reikia 15 metų, kad pakiltų, ar ne? Nes 7-8 yra jau siekiamybė, kad tu jau tikrai gerai tvarkaisi su viskuo. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tie, kas yra pašaukti, tai gali tikrai pasinaudoti tą progą ir tą savo atsparumą paugdyti.
Bet yra žmonių, kurie jau nebetinka įti kariuomenę ir norėtų irgi tą kažką pasimti iš kariuomenės. Ir kur jie yra, kur yra tos pamokos, kurias galima ir civiliam žmogui pasimti ir panaudoti. Tai galima sakyti būtų, kad tai kaip jie tą atsparumą išsiugdo. Kodėl kariai, tai yra turbūt kariai arba kariniam organizacijom priklausantys žmonės, kurie toj nerimo ir chaoso dėl karo galimo ir grėsmės nepanikuoja ir žino, ką daryti. Tai tas duoda jiem labai aiškumu, nes jie to mokosi visą savo tarnybos laiką ir šiaip labai daug visko mokosi. Ir kitas yra, kad jie stiprus yra labai neapibrėžtumo toleravime, nors kartais jie net patys instruktoriai, kurie galvoja ten užduotis arba, tarkim, planuoja ten kažkokias operacijas, tai tų nežinomųjų prideda daugiau negu sugalvoja. Jų tiesiog nutinka taip. Ir kai tu daug kartų esi situacijoje, kai labai daug aspektų nežinai, tai tu vis tiek turi priimti sprendimą. Nes, tavęs laukia pavaldinys, jeigu tu esi būrio vadas, tai tavęs laukia 30 pavaldinių, jeigu kuopos vadas virš 100 ir taip ir didėja. Tai karių pačių apart ilgo buvimo sunkiom tokiom daug nežinomybės esančiom sąlygom labai daug, nes treniruojasi jie to, labai daug lemia sėkmės sprendimo priėmimas. Ir atrodytų, aš ugdysiu savo dabar atsparumą, tai kaip tu ugdysi? Ir galima sakyti, priimsiu sprendimą, dabar grūdinsiuos. Eisiu po šaltų dušų arba ten šoksiu į ežerą bet kuriuo metų laiku ir ten ir ugdysiu savo tą atsparumą. Iš tikrųjų, fizinis atsparumas labai daug įtakos turi psichologiniam atsparumui ir emociniam, nes jeigu tu fiziškai gali pakelti mažai miego, ilgai būti nevalgius, eiti daug kilometrų nežinant, kada baigsis, tai tu jau turi pranašumą, nes tu gali pastebėti, kaip tavo smegenys įveikia sunkumus. Taip, įveikia sunkumus. Reiškia, treniruoja ir tos kitus sunkumus įveikti. Taip, ir tu pats pradedi matyti, kad tu daraisi piktas, arba tave kažkas tai pradeda erzinti, kas šiaip tai paprastom sąlygom nebūtų. Tai taip neveikia ir jeigu mes susitarėm, kad ugdysim psichologinį atsparumą, tarkim, ir jau aš sugalvoju būdus, tarkim, ten grūdinsiuos, eisiu po 10 000 žingsnių, kad galėčiau ilgai eiti be kažkokio uždusimo ar sustojimo. Ar ten nešiu su kuprinė eisiu ir dar kitų dalykų. Tai mes pakalbėjom ir nuo to niekas nepasikeitė. Tu pareini namo, kur ten minkšta patogi sofa, verda ten sriuba, ar ten kepa blynai ir gal rytoj. Ir būtent tas sprendimo priėmimas tai yra, kad ir darimas to veiksmo, kurį tu pats savo išsikėlei. Tai koks čia gebėjimas, ta valia? Čia psichinis gebėjimas žmogaus, dvasinis gebėjimas, nes čia jau nebeužtenka vien tik tai kūno pastangos, ar ne? Aš sakyčiau, galbūt ne valia, o toks pasitikėjimas savo galimybėm, kad aš galiu tą atsparumą ugdyti ir kad aš tęsiu savo duotus pažadus. Jeigu aš pasakiau, kad tai pirma duoti reikia. Tai pirmiausia yra turėti poreikį tą atsparumą ugdyti, nes čia galim mes daug paskaitų paskaityti, bet kol tu neturi pats savo to poreikio, kaip jūsų tyrinėjamas stokos fenomenas, kol tu nemanai, kad tau didesnio to atsparumo reikia, tai tu jo ir neugdai. O kai jau tu pradedi domėtis, tai tada ir pradedi kažką tai ieškoti būdų ir daryti. Tai pakalbėkim apie tuos nefizinius atsparumo aspektus,
nes turbūt jie irgi yra labai svarbus. Ir aš jūsų klausydama pagalvoju, ar nebus taip, kad vat, Lietuva dabar žygiuoja tą ilgesnį kelią, negu mes buvom įpratę, sunkesniem sąlygom šiek tiek ir pasidaro irzli. Ar ne, pasidaro tokia vat viduje kažkokia susipykusi, nors tai yra signalas, kad kaip tik reikia įjungti, vat, ką reikia įjungti, kad tą irzlumą kažkaip tai sugebėtum įveikti. Tai iš tikrųjų reiktų įjungti pauzę ir supratimą, kasgi vyksta. Nu, vat kas čia ant mūsų stalo vanduo ar kas. Tai kas darosi? Nu, kur mes su tokiu ėjimo greičiu ir su tokiais visais savo kažkokių vaikiškų problemų sprendimais, kur mes nueisim ir kaip atrodys, jeigu aš taip gyvenu kaip šiandien, tai kaip po 10 metų atrodys tas gyvenimas ir ta aplinka, kurioje aš gyvenu, tai čia ir visiems tas pats taikoma, ne tik individualiai žmogui, nes mes po vieną labai mažai ką daro. Apskritai gyvenime. Ir turbūt tos sąlygos irgi išprovokuoja poreikį priimti sprendimus greitai, ar ne, jeigu aš galiu atidėlioti, jeigu aš galiu kviesti komisiją po komisijos, ar dar kažkaip tai pasidalinti atsakomybę, tai aš turbūt taip ir darysiu. Bet jeigu poreikis yra arba veikiam, arba mirštam ten, ar patenkam į didelę riziką, atveriam žmonės didžiuliai rizikai, tai tada žmonės turbūt, ta atsakomybė tiesiog ištinka. Bet tas atsakomybės už savo gyvenimą neprisėmimas turbūt irgi yra vienas iš tokių trukdžių, kaip ir galima būtų, nes jeigu mes norim atsparios visuomenės, tai reikia to atsparaus žmogaus. Tai jeigu jisai priklauso organizacijai, tai yra ne tik žmonės, bet yra ir resursai. Tai tas atsparumas platesnė tokia prasme yra ne tik, kad aš jau esu čia fiziškai pasiruošęs atlaikyti sunkumus, bet ir resursai, kuriais tu gali pasinaudoti. Tai organizacijos, tarkim, ar visuomenės kažkokios tai bendruomenės, taip pat turi kažkokių tai resursų, bet kalba eina ne tik apie materialinius, bet ir apie galimybės, kad jeigu tu tų resursų ieškai, tai tu juos rasi, o jeigu tu juos pasinaudosi, tai čia jau bus žmogus plus. Mes daug dirbame su mokytojais, kad išmoktų tą atsakomybę ugdyti mūsų jaunoje kartoje. Ir žinau, kad su to turime nemažai iššūkių, mes kaip visuomenė apskritai ir ne tik Lietuva. Kaip jūs patartumėt, ar čia tikrai reikia sukurti tas sudėtingas sąlygas, ar vis dėlto galima ir lengvom sąlygom išmokti tos atsakomybės? Kame paslaptis, nes jūs turbūt kaip ugdytoja būsimų karių, turbūt turite tų paslapčių. Tai paslaptis, kai, žinokit, lengviausias ugdymas ir išmokimas įvyksta, kai tai kyla natūraliai iš poreikio, iš pačiam poreikio. Už vaiką kažko nepadaryti, leisti jam padaryti klaidų, nes nieko čia tokio. Tai vat tų klaidų leidimas ir galėtų būti, bet aš dar ir nedėčiau galbūt ant tų mokytojų visos tos atsakomybės už tą ugdymą, nes savo pavyzdžių ir tėvai namuose tai labai daug turi galios ugdyti. Ir jeigu jisai nori pats rodo pavyzdį, tai ir tas vaikas nori ar nenori, jisai kitaip nemato. Ir pas jį vis tiek yra artimiau taip, kaip yra jo artimoje aplinkoje. O iki ten kokių 6-7 metų, tai tie tėvai yra didžiausi lyderiai, kokie gali būti. Jam vaikui nesvarbu, nei kas yra šiuo metu prezidentas, nei kas Seimo pirmininkas. Dėl to, kad jo taisyklės ir kur ką reikia mokėti ir ką žinoti, tai yra tėvai. Ir jie daug labai
ir tų kliūčių sukuria, kad tikėdamėsi, kad valstybė turi pasirūpinti, bet tu pats turi pasirūpinti. Valstybė turi pasirūpinti, čia yra tokia Arba. lemtinga formulė, kuri tikrai išjungia vis daugiau žmonių iš tokios aktyvios gyvenimo Taip. pozicijos. Minėjote, kad jūs dėstėte ir lyderystę karo akademijoje, tai žvelgiant į mūsų valstybės vadovus, į tos lyderius, kurie turi turbūt ypatingą vaidmenį visuomenėje. Tai kaip toj mūsų irzlioje, tokioje susipykusioje būsenoje, kaip įmanoma lyderiams parodyti, nežinau, tą pavyzdį, ar nutildyti, ar kokių reikia priemonių imtis? Žinot, lyderystė mūsų suvokimu, būtent iš karinės tos lyderystės, tai yra elgesys. Tai nėra pozicija, nėra kažkoks postas, o yra elgesys, kurį žmonės mato ir kurį patiria. Tai aš tai sakau, nereikia žiūrėti tik į savo valstybę, mes galim pažiūrėti ir į kitų valstybių tuos formalius lyderius, kurie kaip ir turėtų tą pavyzdį rodyti, bet šiai dienai, tai kas liečia tą stoką ir trūkumą, tai labai su autoritetais yra. Žmonėms, kai klausiu, ar jie turi kažkokį tai konkretų autoritetą, tai dažniausiai tokio vieno kaip ir neturi. Ir man atrodo, kad tų autoritetų stoka tai yra šiai dienai tas toks lyderystės reiškinys yra, kad žmonės labai tikisi iš tų pareigybių labai daug, bet ir jiem neatleidžia to labai žmogiškumo ir klaidų, bet iš kitos pusės patys neina ir nedaro to žingsnio, kad užimti ten kažkokias pareigas ir padaryti tą poveikį. Tai kas vyksta žmogaus viduje, jeigu jis įtiki tuo, kad kažkas tai privalo, o mano tie 3D, apie kuriuos jūs taip taikliai rašote, jie tada tarsi yra nuvertinami. Užmutinami. Taip, nutildomi. taip. Tai iš tikrųjų, kai tu jau esi suaugęs žmogus amžiumi ir jeigu tau pasisekė ir tu buvai tokioje aplinkoje, perskaitai ten kažkokias knygas arba pasižiūrėjai kažkokių gerų pavyzdžių ir supratai, kad nuo tavęs iš tikrųjų priklauso labai daug. Nesakau, kad viskas, bet tikrai labai labai daug ir kad tu pats gali pakeisti savo požiūrį, savo elgesį, savo emocijas. Tu pats tikrai turi galios tą daryti, jeigu tu tikrai darysi. Tai tada nebekyla toks pasipiktinimas nei valdžios atstovais, nei ir ateina supratimas, kad aš pats vis tiek turiu labai didelį indėlį padaryti, kad mano ta savijauta būtų ne kaip vergo, kuris nuo šeimininko priklauso. Tai aš galvoju, kad tikrai daug yra žmonių, kurie tą supranta, bet yra dalis, kurie ir nesvarbu, kiek metų kūnas, bet vis tiek tas noras, kad jam kažkas pasakytų, ką daryti, kiek laiko daryti ir prižiūrėtų dar tą darimą. Ir tikrai atrodo, kad jau mes 35 metus kaip išėjome iš tos vergovės būsenos, bet ta dvasia kartais jinai pramuša labai stipriai. Ar žmonės tuo metu supranta, kad jie gyvena vergo gyvenimą, ar jie iliuzijoje gyvena? Neturėtų suprasti, nes jeigu turėtų, tai maištautų. Jeigu suprastų, tai maištautų. O kai tu esi prisitaikęs paklusti ir klausyti, tai tu tada
kaip ir nesupranti, kad yra ir kitas variantas. Bet šiai dienai, kai mes tiek turim informacijos, galimybių mokytis ir galim iš tikrųjų paklausti, jeigu aš norėčiau ten kažkokio dalyko, ką jūs esat padarius, tai aš jūsų paklausčiau, sakyčiau, koks tas kelias ir kokia kaina. Nu, kiek man reikės čia... Taip, gyvenimo prasme kaina. Taip, kiek man tai kainuos dienų, mėnesių ar metų ir ar tikrai aš dar noriu to, žinodama tą visą sudėtį. Tai aš galvočiau, kad čia ne iš kažkokios piktos valios, bet ir iš to nenorėjimo žinoti. Nes, žinot, dabar tokį tyrinėju naują dalyką, jisai visiškai nenaujas, bet man labai taip atsitiktinai iškrito, tai apie tą tyčinį nežinojimą. Kai aš renkuosi žiūrėti taip ir renkuosi nežinoti. Ir sakau, ai čia aš nesigilinu, aš čia tuo nesidomiu. Nu, nes jeigu domėsios, tai gali atsiverti, kad aš tikrai galiu padaryti poveikį. Arba kad aš esu atsakingas ir darau kažką negerai. Taip. Kol nežinau, atrodo, esu nepakaltinamas. Čia tai geras. Wow. Labai man artima tai, ką jūs sakot, nes man labai dažnai tenka taip skausmingai girdėti, kaip žmonės sako, man nerūpi ten ekonomika, man nerūpi suprasti kainų, pinigų mechanizmo, palauk žmogau, tu kasdien esi ekonominiam santykėje su kažkuo, tu perki, savo darbo laiką parduodi, čia yra netgi, bet kuriam lygmenį yra santykiai, kurie yra išreikšti pinigai su nepažįstamaisiais, ar ne, atmetant santykius su šeima, su draugais, bičiuliais. Ir jeigu tu, kaip jūs sakot, siaurai žiūri ir sakai, aš net nesigilinsiu, bet nesigilindamas nuolat esi nelaimingas, nuolat piktas ant visų, nes atrodo, kad tave visi apgauna, tai yra per didelė kaina. Taip, nes sako, aš neturiu supratimo apie tai. Ir šiai dienai tai neapsimoka neturėti to supratimo, nes tu tikrai kelių pirštų paspaudimų būdu gali tikrai nemažai sužinoti, o jeigu užsikabinsi ir ilgiau pasigilti. Bet Rosita, viskam reikia pastangos. Taip. Viskam reikia Darymo. pastangos. Taip, grįžkim prie jūsų 3D. Prašau, išdėstykit. Tai 3D, tai mano knygoje yra toksai skyrius, kur aš jį užvadinau daryk darbą dabar. Nes jeigu turi gyvenime kažkokį tai dabar planą, projektą, kuriam reikia 100%. Tikrai nereikia viskam, ką mes darom 100% ir čia neina kalba nei apie tobulumo siekimą, nei apie perfekcionizmą. Tai aš sakau, kad tau reikia padaryti tam tikrų veiksmų. Nesvarbu, ar susirasti informacijai, ar, nežinau, išplauti puodą, ar dar kažką tai padaryti, tai jį reikia vis tiek padaryti. Ir jeigu tu gali dienoje skirti 15 arba 2 valandas, 15 minučių arba 2 valandas ir padaryti tam darbui, kurį tu atidėlioji, arba kuris yra kažkada tai sąraše ten 58, bet iš tikrųjų jį padarius labai pasikeičia gyvenimas kartais. Tai reikia skirti tam 3D, daryk darbą dabar, laiko ir jį daryti kažkiek, bent jau, kad tas nuoseklumas būtų ir jį po kažkurį tai gabalėlį vis tiek judinti. Ir tada atsiveria naujos galimybės ir kartais jis pasidaro daug greičiau negu planavai, kad užtruksi. Ir tas būtent jeigu tu turi kažkokį tikslą arba norą arba svajonę, tai jis yra tik tai tada, tik tam lygmenį ir yra. Bet jeigu tu nori rezultato apie tai, tai vis tiek tau be darbo nebus padaryta, koks jisai bebūtų. Ar jisai prie kompiuterio, ar jisai fizinis kažkoks tai darbas. Tai vat, aš ten būtent atskleidžiu tų 3 žodžių prasme, kad tai yra 3D ir jeigu tu sugalvoji ir padarai, tai tau yra vidinis pasitenkinimas, o svarbiausia kompetencijos, kad tu gali padaryti. Ir tas, kad tu vieną padarai, antrą, trečią
ir jau tu supranti, kad, nu, iš tikrųjų tik tai tau reikia imti ir daryti. Ir pasidaro. Dėl daryk ir darbą aš labai sutinku, dėl dabar noriu šiek tiek pasiginčyti. Gerai. Dabar yra stebuklingas žodis, nes iš tiesų dažnai mes tarsi langas kažkoks yra praveriamas ir mes galim kažką padaryti, ko negalėjom padaryti. Na, yra tokia stebuklinga akimirka. Tai čia su to dabar aš sutinku, bet jeigu aš turiu, tarkim, 100 skolų ir aš negaliu padaryti visko dabar, poreikis atsirinkti, prioritetai gimsta būtent todėl, kad mes esam riboti. Taip. Ir mano tikslai, mano ambicijos ir mano dabar yra visada dideliai įtampoje, ar ne? Tai kaip čia tada paaiškinti tą dabar? Tai tas dabar yra, sakau, tai nebus taip, kad tu kiekvieną dieną tau šovė į galvą dabar susitvarkyti knygų spintą. Nu, jeigu tavo prioritete tai nėra. Bet jeigu tu dienoje neturi nei akimirkos, kada tu gali padaryti kažkokį atidėtą, labai atidėtą dalyką, tai tikėtina, kad iš to tavo norų sąrašo tas ir niekada nebus padaryta. Bet jeigu tu manai, kad susitvarkius tą knygų spintą, tu susirasi ten kažkokią knygą, kuri ten tau duos įkvėpimo ar dar kažkokių tai kitų dalykų, tai gali būti, kad 10 metus pasikeis, jeigu tu ją sutvarkysi, tą knygų spintą, ne? Tai ką tai reiktų padaryti, tiesiog atlaisvinti dienoje, kur dabar mes visi užimti 24/7 ir neturim kur jau to kažko naujo įgrūsti. Kažko nebedaryti ir toj vietoj traukti iš to kažkokio sąrašo galo kažkokį dalyką ir skirti, pavyzdžiui, nežinau, 15 minučių į dieną arba 5 minutės į dieną, būtent nes tu manai, kad šito sutvarkymas kažkokio tai ar ten išsiaiškinimas kažkokio mokesčio galbūt, kurį moki ir kuris tau nepriklauso, ar dar ten kažkokio tai ištrinimas ten, nežinau, programėlių, kurios tavo tik laiką gadina ar taip toliau, iš tikrųjų, kad tai gali atidaryti kitų perspektyvų. Tai aš tą dabar laiką siūlau suplanuoti ir įdėti į savo dienotvarkę. Tai čia yra tai, ką tau tikrai reikia padaryti, bet tu neturi tam laiko ir turėsi, kai baigsi mokyklą, paskui kaip universitetą, paskui kai vaikai užaugs. O iš tikrųjų niekada. Kitaip tariant, prisimenu jūsų knygoje skyrelį, kuris vadinasi Nescrolling, ar ne? Tai turbūt vienas iš pirmų pretendentų į tai, iš kur mes galim tos 15 minučių laimėti savo gyvenimui ir kažkokį tokį sąžinės graužatį, nešantį įsipareigojimą paimti, ištraukti ir įvykdyti ir iš to patirti kažkokį įkvėpimą, kuris gal įkvėps imtis didesnių kažkokių tai žygių, ar ne? Taip, arba gali būti labai mažas dalykas. Tarkim, ėjai pro kažkokią tai vietą ir prisiminiai kažkokį, nežinau, draugą, kolegą, galų gale mamą ar vaiką. Ir tu dabar eini, tai kaip ir gali paskambinti. Paimi ir paskambinai dabar iš karto. Turi 5 minutės, pakalbam. Intuicija suveikia. Jeigu galit, papasakokit mums konkrečių istorijų. Aš taip matau, pavyzdžiui, jaunuolį, kuris atėjo ir pradžioje atrodė labai neintegraliai kariuomenėje, nelabai gabus galbūt būtent tiem visiems iššūkiam ir kuris jūs nustebino, be vardo, be pareigų, bet kokiu būdu kartais žmonės pralenkia savo tokius, atrodo, natūralius apribojimus ir atvirkščiai galbūt yra ir atvejų, kai atrodo viskas puikiai, viskas duota, tik daryk ir žmogus kažkodėl paima ir pasitraukia ir nebedaro. Tai galiu tokią istoriją papasakoti. Tas žmogus jau dabar yra tarnaujantis baigė karo akademiją prieš daugiau nei 5 metus.
Ir aš jį labai gerai atsimenu nuo pačios atrankos ir aš su juo turėjau tokį pokalbį prieš jo motivaciją, kodėl jis įstoja ir panašiai. Ir aš kažkaip įsiminiau jį ir stebėjau jį mokslo metų procese, kaip kas vyksta. Ir jeigu per tą pirmąjį pokalbį, pirmais metais man pasirodė, kad jisai labai toks entuziastingas, gyvybingas, turintis tikslų, siekiantis. Antram kurse aš dėsčiau, man atrodo, psichologiją ir aš jį kažkaip tai stebiu per paskaitą ir jisai toks pasyvus. Ir aš sakau, pasilik, pasižiūrėsim, kas čia su tavim. Ir jis man pasakoja, kad visą jisai sistemą jau čia supranta, žino, kaip čia padaryti, kad jisai gautų ten tuos 6, galbūt 7. Ir aš tuo metu taip neetiškai visiškai pasielgiau ir sakau, o taigi tu buvai vienas iš tų, kuris labai žinai, kur nori, žinai, kur eini, labai daug darai užklasinės veiklos visokios. Ar tu, sakau, supranti, kad siekdamas dabar to vidutinio, tokio dar žemiau negu vidutinio pažymio, tai tu, sakau, degraduoji. Ir aš galvoju, dabar aš čia pasakysiu, tą degraduoji, tai mane čia tuoj paskus ir turbūt turėsiu reikalų, bet, man tuo metu tiesiog man pasidarė taip kažkaip labai liūdna ir aš galvoju, ir aš pasakysiu. Ir žinot, po baigimo mokslų, jisai tikrai gerai labai pabaigė ten tuos mokslus ir tikrai grįžo į gyvenimą ir į savo entuziazmą. Ir jisai atėjo padėkoti ir sako, aš už tą pokalbį esu dėkingas, nes sako, tas jūsų pasakymas, kad tu degraduoji, man tikrai buvo toks, tikrai turbūt net tai jau matosi. Tai aš kartais galvoju, kad gali įkvėpti ir pastumti visiškai žmonės iš šalies ir netgi ne iš tos srities, jeigu tai yra laiku ir tu esi atvirų protų ir tu priemi tą informaciją. Bet jeigu tu nenori, užsidedi kaldrą, tai niekas tau jau ten nepadės. Turbūt visi atpažįstame kažkiek ir save, nes kartais patenkam į panašias situacijas ir ačiū Dievui, kai atsiranda arba žmogus, arba aplinkybės, kurios supurto. Manęs dažnai klausia, sako, o tau būna kada nors, kad tu neturi nuotaikos. Sakau, aš su nuotaikos neturėjimu tai labai gerai susitvarkau. Galiu net pasakyti kaip. Bet man baisioji dalis tai yra, kai aš neturiu energijos, nes nuotaika tai yra sutvarkomas ir labai paprastai būdas. Bet tarkim, jeigu tu save žinai, kas tau tą nuotaiką gadina, lygiai taip pat tu žinai, kas tau ją gali pakelti. Tai tu tą ir naudoji, bet irgi darai darbą iš karto dabar, nes nelauki, kol jau visiška depresija. Kol jau kas nors tau ją, niekas neatsakingas už mano nuotaiką, aš pati, bet aš tai tau savo sakau, klausyk, davai ne šiandien, jau tu rytoj gali pasiduot ir nebedaryt kažko, bet šiandien dar eik miegot, išsimiegok ir rytoj galvosi iš naujo. Čia iš anoniminio alkoholikų iš tikrųjų paimtas metodas, kad tu turi, šiandien ne, o rytoj žiūrėsim ir spręsiu iš naujo. Tai man su tuo tokiu, mesiu aš jau čia kažkokį tai projektą arba kažkokį tai darbą, nes kam čia reikia? Ir sakau, ne, sustok, šiandien jau tu čia nebelysk prie to, bet rytoj galvosim iš naujo. Ir man niekada tas metodas nepavedė. O energijos toka paminėjot? O energijos toka, tai čia yra didesnė problema ir kartais žmonės nesupranta, ant kiek svarbu tą energiją savo valdyti ir kaip žinoti, kas tavo tą energiją iškrauna. Tai tas pats knygoje paminėtas, tas skrolinimas, tai tugi gali jausti, kad jau tu ten įsivažiavai ir jau tau pasaulis darosi blogas. Arba kad tu tenais pradedi matuotis su kažkokiais neegzistuojančiais
personažais kažkuo. Žvaigždėm. Nu, ar jisai čia daugiau kažko padaro, ar jisai daugiau pasiekia, tai tu turi suvokti arba informacijos. Nu, tai kam žiūrėti 3 kartus žinias? Nu, tą patį rodo. Tai tu geriau kažkokį tai padaryk pritupimų tą 5 minutės ir tu tikrai atsigausi. O kažkokie vidiniai konfliktai, jie turbūt irgi atrodo, tu tuo metu nieko nedarei ten, nekrovei malkų, bet tas vidinis konfliktas kažkokia neišspręsta dilema, turbūt energijos praryja gerokai daugiau negu malkų krovimas. Tikrai praryja, bet malkų krovimu visai būtų gerai gydytis tą praradimą energijos, kaip ir kažkokiu kitu fizinių dalykų, kuris aš suskirščius esu knygoje tuos receptus į tokius 3 dalykus, kaip tau būnant tam sunkume susitvarkyti. Tai vienas yra išbūti, kad, nebėgti nuo to, kad aš dabar blogai jaučiuosi ir neturiu energijos. Tai pamiegok, pavalgyk. Čia yra minimumas, ką tau reikia daryti. Taip pat nereikia maskuoti arba uždengti to viso, kažkokiais tai, nežinau, medžiagom ar kažkokiom tai žalingom veiklom, ar ten vairuoti nesaugiai ir kažkokius kitus dalykus daryti. Ir antras yra, kad siekti rezultato. Tai tas rezultatas gali būti, rašau dienoraštį, galiu kepti pyragą, galiu valyti dušo kabiną arba dar kažkokį tai kitą dalyką galiu daryti, kuris yra pasiekiamas ir man dabar po ranka ir aš padaręs, jausiu prasmę, nes būsiu padaręs kažką, ko galbūt, nežinau, ten išpurtysiu kilimą, nes dabar labai sniego akivaizdoje geras dalykas. Tai visokių tokių yra būdų, tik tai mes juos ir darom, tik tai mes nesuprantam, ką mes darom. Bet iš tikrųjų mes intuityviai darom, bet labiau žinodami tos dalykus galime sąmoningai daryti. Taip, sąmoningai gali daryti, gali paskambinti draugiai, pasakyti, kad klausyk, mano dabar čia neturiu čia, pašnekam ten apie kokį nors buitinį, bet kokį dalyką, dar kažkokį, tai tu gali tuos dalykus spręsti, bet jeigu tu tos energijos neturi, tai labai gerai pastebėti, kad aš jos neturiu. Ir kas buvo prieš, kas mane taip šiandien iškrovė. Ir ką daryti? Ar su tuo žmogum man nepraleis daugiau negu 5 minutės, jeigu kartais yra žmonių tokių kaip melioratoriai, aš juos vadinu. Arba, pavyzdžiui, jeigu tu atsiduri darbe, pavyzdžiui, ten kažkokiam prie kavos aparato ir ten yra skundų klubas susiformavęs ir ten skundžiasi. Kažkas valdžia, kažkas politika, kažkas kažkas ten kitais dalykais, ar eilėm poliklinikoje, ar dar kažkuo. Tai mes labai greitai užsikrečiam vieni nuo kitų. Ir jeigu tu nesupranti, kur tu esi ir kaip tai tave veikia, tai va čia yra tas energijos neturėjimas. Graužikas. Taip. Wow. Tai girdžiu, kad mes visi kaip visuomenė dabar, kurie norime būti energingesni, kad galėtume nuveikti ir didelius darbus, ir ekonominė prasme, mums reikia našumą didinti, gerinti, nes iš to tik tai ateina gerovė ir tos pačios gynybos finansavimo galimybė, kad mes turėtume atpažinti ir asmeniškai, ir kaip visuomenė tos mūsų energijos nusiurbimo kanalus ir kažkaip tai juos uždengti, nes jie mus padaro pirmą nelaimingus, susipykusius ir nieko labai nekuriančius arba kuriančius žymiai mažiau negu įmanoma. Tai kokie vis dėlto kariuomeniai, tikiu, kad yra metodai, kaip tos dalykus užkardyti, nes ten jūs turit vis dėlto ir discipliną, ir tam tikrą griežtumą, kurio, sakyčiau, mūsų visuomeniai tokiose srityse reikia. Tai čia jūs kalbat turbūt apie tą kontroliuojamą diskomfortą. Tai yra, kai tu
priartėji prie įmanomos artimiausios situacijos, kuri galėtų vykti ir tu joje būni ir veiki, tarsi jinai vyktų šiuo metu. Tai tą kontroliuojamą diskomfortą kariuomeniai per pratybas, tai viena galimybė, o kai tu sėdi namuose ten 3 ar 4, jūs ten sėdit ar ten kažkaip, tai čia kita galimybė, bet į tą kontroliuojamą diskomfortą tai susikelti gali kiekvienas. Jeigu tu bijai vandens, tai tu kažkaip tai eini susitaikyti su to vandeniu. Arba jeigu tu kažkokių tai dalykų vengi, tai galbūt reiktų pasižiūrėti, o kaip mano protas ir kūnas reaguos, kaip aš juos padarysiu. Nes mes ko labiausiai bijom, tai tas mus ir pasivėja. Nes mes to bijom ir paskui pradedam apsibarikaduoti, nors iš tikrųjų yra dalykų, nuo kurių neužsibarikaduosi. Tai tas būtent kontroliuojamo to diskomforto susikėlimas ir realiai tai yra žinojimas savęs, toksai pažinimas. Kokių aš emocijų vengiu ir kokių vengiu aš situacijų, pavyzdžiui, situacijų arba būsenų. Tai jas tiesiog prisijaukinti kaip pabandyti, kaip galimybę pabandyti. Jūs kalbate apie diskomfortą tuo metu, kai visuomenė visi siekia komforto, siekia... Labai nepopuliariai čia kalba. Patogu, bet to labai reikia. Siekiam patogumo, bet ką jūs sakote, tai realiai tokio mums reikia dvasinio stoiškumo dabar. Nes čia negana vien tik raumenis treniruoti, čia vat reikia ir... Smegenų raumenis irgi. Taip, ir smegenų, psichikos sveikos, nes visuomenė turbūt vis labiau irgi patiria iššūkių būtent šiuo aspektu. Tai kaip jūs sakėt, kad jeigu žmogus nenori, tai jis ir nesimokys. Tai kaip padaryti, kad žmonės norėtų to diskomforto? Rodyt pavyzdį. Kažkas tai gali kiekvienoje aplinkoje, kiekvienoje šeimoje, kiekvienoje įmonėje, kiekvienom koridoriui iš tikrųjų yra, kas turi ir energijos, ir noro būti atspariu. Ir tai yra užkrečiama lygiai taip pat, kaip ir visi neigiami dalykai. Nejoja jam visi ant kupros kartais? Tikrai ne. Ne? Užkrečiama. Tai. Gerai, klausytojai, kurie rodot tą pavyzdį, rodykit jį daugiau ir tikiu, kad aplinkoje atsiras daugiau tokių žmonių. Ir net jeigu nesako, kad jie mato, pradžioje juos erzina, kad kažkas tai kažką tai daro. Taip. Ir jam atrodo, taigi ką, sėdėk čia ramiai, viskas ir taip gerai. Tai iš pradžių tie einantis priekį nervuoja, o paskui tu gal, jeigu jisai daro, ir tu pabandyk, ir tu pamatysi. Ir tikrai išsiaiškink, ką reikia daryti, kaip daryti ir daryk. Koks jūsų asmeninis herojus, įkvėpėjas, apie ką pagalvojus, esant blogos nuotaikos, iš karto kažkaip tai atsiranda tų ir energijos, ir šypsenos veide? Žinokit, aš kažkuriuo metu, gal prieš kokius 10 metų, galvojau, kad kas bus, kai pasibaigs įvairūs autoritetai, žmonės, autoriai kažkokie tai, ar knygų, ar tenai kažkokie šiaip iškilų žmonės, kurie kažką tai daro. Ir aš tokio vieno kaip ir neturiu, bet aš turiu savo tokį kanalą pasidarius, kur parašau, kuris vadinasi, kai jau visai blogai. Ir aš tenais jų tą visą kolekciją pradedu žiūrėti ir kartais ir mašinai pasileidžiu ir ten. Ir man grįžta tas suvokimas, tai kad, daryk darbą dabar. Ir kad reikia kažkokiu tai būdu save susitvarkyti. Ir šiandien aš nepasiduosiu, o rytoj matysim. Nuostabus receptas. Būtinai pradėsiu juo naudotis. Darysiu darbą dabar.
Ir kaip darbą aš suprantu bet kokią pastangą. Tai Taip. nėra vien tik tai kažkoks... Veikla. Taip, Veikla. priimk sprendimus, Taip. neatidėliok tai, kas graužia tą energiją, ar ne, išties kranką, paskambink kažkam, kai yra poreikis ir padaryk tą seniai atidėtą darbą. Mano kišenėse tikrai jų yra. Ir dar, jeigu matai kitą darantį pastangą, pasakyk, kad tu matai. Ir pagirk, Taip. paskatink. Puiku. Ačiū labai, ačiū, tai buvo Rosita Kanapeckaitė, groja netikėtą muziką, mes esam netikėtoje situacijoje, bet dėkojame ir atsisveikinu, pamojuojam.